Kur čia yra šuo pakastas, kad, pavyzdžiui, JAV, Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Brazilijoje netgi ekspertų patikimumas buvo vertinamas iš 10, sakykime, ten 9, 9 kablelis kažkiek. Lietuvoj, aš spėju, jie kažkaip nepakyla iki patikimumo. Sušmežavo iš atminties dabar tokių irgi žiniasklaidos priklijuotų etikečių asmenims, kuriuo aš ekspertais nepavadinčiau, bet jie buvo pavadinti ekspertais. Ir aš netgi labai stipriai suabejočiau jų kompetenciją kaip eksperto. Tai turbūt bendrai ne visai atsakingai užvadinamas žmogus yra ekspertu. Ar žiniasklaida nesuprimityvina ekspertus dalindama į kairę į dešinę? Net ir tikrųjų ekspertų tarpe yra ekspertų oponentų. Būtent su tom naujom technologijom ir mes turime tokį fenomeną, kad daug tų vadinamų ekspertų, kurie būtų neprileisti paprasčiausiai prie mikrofono arba prie kameros, nes buvo kiti reikalavimai. Taip. Dabar jie bujoja visur, nes telefonas gali būti kamera ir mikrofonas, ir Facebookas ar YouTube'as yra pats didžiausias transmitorius būtent tavo idėjų. Tai čia ir yra tas eksperto kaip ir prasideda nuvertinimas. O kaip įsitikinti, kad pats procesas iš tikrųjų vyksta objektyviai? Iš paties eksperto pozicijų žiūrint, kas didintų ir pasitikėjimą juo kaip ekspertu, ir pasitikėjimą juo kaip fondo ekspertu, ir galiausiai pasitikėjimą pačiu fondu, tai be abejonės tos klasikinės taisyklės ir principai, kurių dera laikytis. Skaidrumas, taip, objektyvumas, nešališkumas, profesionalumas. Labą dieną visiems, kurie mus žiūrite. Šiandieną turime labai rimtą kalbą ir tos laidos rimtumas turinyje garantuotai atsiskleis ir padės tai padaryti du pašnekovai. Tai šalia manęs Deividas Velkas. Aš atsiprašau, kad perskaitau tai, nes visada reikia pirmą kartą tiksliai pavadinti. Paskui jau gali pokalbėje truputį improvizuoti. Bet Deividas yra Kultūros ministerijos visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas. Labą dieną. Sveiki. Ir Ruslanas Eržikevičius, jau ne vieną kartą mūsų laidoje dalyvavęs, tai medijų rėmimo fondo direktorius. Tai Sveiki. labą dieną abiem ir tema, kurios pradžioj tyčia neapibrėžiau, bet suprasite tuoj pat iš pašnekėjimo, jinai, man atrodo, yra aktuali ne tik tai medijų rėmimui, ne tik kultūros ministerijos laukui, bet iš principo aš netgi pradėčiau nuo visuotinio tokio reiškinio, paskui ateisime prie mūsų baro. Ekspertai. Ekspertiškumas, kaip, sakyčiau, buvo mada, dabar įgavo įvairias formas. Kodėl aš tokį ilgą įžangą darau? Daugybę metų dirbau kartu su vienu tarptautiniu tinklu, kurie matuodavo pasitikėjimą įvairiomis grupėmis valstybėje, kurios funkcionuoja nuo profsąjungų, ministerijų, partijų, ir tam skaičiuje buvo ekspertai. Tai bangelės, bet ekspertai visada išlikdavo top. Ir aš galvoju, lyginau paskui su Lietuva, kur čia yra šuo pakastas, kad, pavyzdžiui, JAV, Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kur ta apklausa apgriebdavo. Brazilijoje netgi ekspertų patikimumas buvo vertinamas iš 10, sakykime, ten 9, 9 kablelis kažkiek. Lietuvoj, aš spėju, dabar imkim visuotinai, dalis ekspertų yra vertinami puikiai, bet kadangi tų ekspertų tokia didelė masė, jie kažkaip nepakyla iki patikimumo. Tai štai jums ir pirmas klausimas. Pradėsiu gal nuo Deivido, paskui atvirkščiai. Deividai, jūs pats, kai stebite dabar viešą mūsų lauką, per medijas kuriama, per medijas kartais ir pristatoma, jums pačiam ekspertiškumo savoka ar asocijuojasi su patikimumu, ar vis dėlto su viltimi kažkokia tai?
pirmas atsakymas tai su priklijuota kažkokia rolė. Nes aš suprantu, ką jūs klausėte ir suprantu, kad įsigalėjęs tas eksperto yra pavadinimas turbūt įvairiose srityse, ne vien medijų srityje. Ir sušmežavo iš atminties dabar tokių irgi žiniasklaidos priklijuotų etikečių asmenims, kuriuo aš ekspertais nepavadinčiau, bet jie buvo pavadinti ekspertais. Ir aš netgi labai stipriai suabejočiau jų kompetenciją kaip eksperto. Tai turbūt bendrai ne visai atsakingai užvadinamas žmogus yra ekspertu. Ir todėl ta etiketė labai išplito, labai daug kur prisiklijavo ir gal ir iš dalies dėl to, kai dabar girdi, kad kalba ekspertas, kaip sakant, neskubi priimti, kad tai ekspertinė nuomonė, tikrąja to žodžio prasme. Tai aš manau, šiek tiek ir žiniasklaida yra prisidėjus prie to, kad užuot galbūt net pavadinus specialistu, kas šiek tiek mažesnis lygmuo tarsi atrodytų, jį vis tiek pavadina ekspertu. Ir kitas, matyt, klausimas, labai konkretus iš buvusios darbovietės, nes kuomet dirbau dar žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyboje ir inspektorius gavo tokią funkciją pagal įstatymą priskirti vieną ar kitą informaciją neapykantos kurstančios informacijos kategorijai, mes pradėjom aiškintis, kasgi savaime suprantama, kad pats inspektorius to nepadarys, nes reikia čia ekspertinių žinių. Ir tuomet ieškojome, kasgi tie tikrieji ekspertai. Ir net ir tikrųjų ekspertų tarpe yra ekspertų oponentų, nes vienas ekspertas gali pagalvoti arba pagrįsti, tikliau sakant, pagrįsti ir įrodyti netgi, kad yra taip, o kitas ekspertas nemažesnio kalibro gali įrodyti kitaip. Aš supratau jūsų mintį, nes iš tikrųjų pasitiksliname. Tai Ruslanui tada perleidžiu panašų klausimą, bet sufokusuoju šiek tiek kitaip. Ar iš tiesų medija pasirenka lengviausią kelią, užvardindama žmogų ekspertų, nes aš taip suprantu, kad tai yra ir patogu, ir trumpiau vadinti, bet tuo pačiu ar žiniasklaida pati gilinasi į ekspertiškumo reikalą. Nes būti ekspertu, aš irgi pritariu, reikia ne tik tai žinių ir gal knygų paskaitimo, bet kartais labai gero ir profesionalaus išmanimo tos teritorijos, į kurią tą ekspertą paleidi. Taigi, atsiprašau, kad taip ilgai klausiu, bet aš tiesiog noriu palaikyti šiandien tokį diskusinį mūsų pokalbio modelį. Taigi, ar žiniasklaida nesuprimityvina ekspertus dalindama į kairę į dešinę? Tai aš manau, kad problema yra labai plati ir jau tęsiasi gal 10-15 metų, nes netgi gal ir 20 metų, nes pažiūrėkime, kas buvo Didžiojoje Britanijoje, kai buvo referendumas dėl Brexito. Taip. Tai vienas iš šūkių buvo, kad mums nebereikia ekspertų, mums atsibodo ekspertai, mes norime kalbėtis su tais, kurie palaiko mūsų nuomonę. Tai yra tas prisitaikymas prie nuomonės palaikymo ir prie tų būtent savo burbulų augimo. Tai žmogus, kuris sutinka su tavo nuomonė, taip pat kuris gal labiau tą nuomonę gali išreikšti. Ir galų gale jis tampa ekspertu, kadangi jis su tavo nuomonė sutinka ir ją labiau publikuoja ir viešina. Tai būtent su tom naujom technologijom ir mes turime tokį fenomeną, kad daug tų vadinamų ekspertų, kurie būtų neprileisti paprasčiausia prie mikrofono arba prie kameros, nes buvo kiti reikalavimai. Taip. Dabar jie bujoja visur, nes telefonas gali būti kamera ir mikrofonas, ir Facebookas ar YouTube'as yra pats didžiausias transmitorius būtent tavo idėjų. Tai čia ir yra tas eksperto kaip ir prasideda nuvertinimas, bet manau, kad
tai, kad tu pasivadini save ekspertu yra vienas dalykas, bet kai tu esi išrinktas kaip ekspertas, tai tau jau duoda kitokį statusą ir tau jau suteikia daugiau tos, svarbumo tavo vertinimuose. Tai būtent ką mes ir darom, renkam ekspertus. Dabar aš suprantu vis tiek, taip, yra renkami, yra nerenkami, tai pereikime prie tos aktualijos, kuri ištiko jūsų fondą. Bet aš klausimą vis dėlto vėl pradėsiu nuo Deivido, nes jis iš šono mato. Ir tas truputį fonas, į kurį čia dabar merkiam temą, yra toks, koks yra. Mes pasakėme, kad ekspertai ne visada yra ekspertai. Deividai, dabar visai neseniai čia įvyko ir medijų rėmimo fonde tas ekspertų pakeitimas, pasikeitimas arba subūrimas, kaip be pavadintume. Iš šalies jūs žiūrėdamas į tą procesą, kaip manote, tai yra geras dalykas padarytas, ar tai vis dėlto dar yra tik tai, pakeliui į kažkokią kokybę? Jeigu sakyčiau, kad jau pasiekėm tai, kas turėtų būti, aš iškart pralaimėjęs. Aš manau, kad padaryta pradžia. Startas geras, ta prasme buvo, kad vieša ekspertų atranka, kitaip tariant, tai gali ir patys save žmonės siūlytis. Ir šitaip. Taip, tai kitaip sakant, pats didžiausias turbūt atvirumo arba pareiškimo būti ekspertu kelias. Tuo tarpu, aišku, yra anketavimas, tai tam tikros informacijos parodimas, atranka, vertinimas. Pirma, tas vertinimas vyksta fondo administracijos, vėliau tarybos, o galiausiai dalininkai tvirtina tą jau ekspertų sąrašą. Tai tie lygiai irgi yra savotiškai teisingi ir jų nevertėtų atsisakyti, o tam tobulumui, išieškojimui iš tikrųjų galimybių nėra. Kita vertus, galimybės baigtinės, kai mes turbūt kalbam apie tikrų ekspertų sąrašą Lietuvoje, kurie galėtų, kurie užleistų galbūt, ne tai, kad užleistų, kurie atsisakytų kažkokių kitokių asmeninių interesų toje profesinėje srityje ir savo darbo laiko dar skirtų ir medijų rėmimo fondo paraiškų ekspertavimui. Manau, čia yra didelė problema, kalbant apie tikruosius arba tuos pajėgiausius, geriausius, profesionaliausius ekspertus, nes jie, kaip įprasta, būna labai daug kur įsitraukia. Taip. O kai žmogus įsitraukęs daug kur, jam vadinasi ir laiko pristinga, ir matyt dienotvarkė neguminė, ir nuovargis galbūt. Tai todėl iš vienos pusės mes esame maža rinka ir neturim tokios labai didelės galimybės tą atranką labai išplėsti. Taip, bet gal daryti, pavyzdžiui, mažiau, bet kokybiškiau ir žinoti, kad tie ekspertai, kuriuos jau pasirenkam, jie tikrai yra gero kalibro. Dabar, gerai, Ruslanai, prisijunkite prie diskusijos. Ar jūs pats, nežinau, ar taip galima sakyti, vertinate, ar vis tiek įspūdį tai tikrai turite. Tai be jokio tokio, aš sakyčiau, mėginimo pasigirti, bet tiesiog pabandykime objektyviai. Šiandien jūsų ekspertai nėra viešinami. Ar ne? Skirtingai negu, pavyzdžiui, kai kurių kitų. Yra viešinami, bet ne konkrečiai programai. Yra 50 yra paviešinta mūsų svetainė. Tiesiog kaip sąrašas. Bet neišskiria. Sakykime, vienas jau skirtumas nuo kai kurių Lietuvoje veikiančių institutų, kuriuose ekspertai jau yra pagal sritį. Tai kaip jūs pats manote, ką reikėtų daryti, kad būtų ir objektyvumas, ir kokybė vis dėlto toj ekspertų kategorijoje, bent jau, aš nesakau tobula, nes nebus niekada taip, bet bent jau siektumėme kažkokio maksimalaus balo. Taip, tai aišku, visų pirma, atranka vyksta tokiu būdu, čia kaip ir ponas Deividas minėjo, kad kiekvienas gali save pasiūlyti ir organizacijos. Ar jūs tai matote, pavyzdžiui, kad žmogus pats pasisiūlo, ar kažkas? Tai daugiausia dabar yra, bent jau čia, kaip jūs minėjote, kad buvo pirmas konkursas, tai čia beveik prieš 2 metus, tai jau laikas labai greitai bėga ir jos skelbsime labai greitai. Kito konkursą, tai taip yra atrankos
procesas ir mums reikia tokių ekspertų, kurie tokių žmonių, kurie nusimano, supranta, kas yra medija, kaip jie veikia, bet mums taip pat reikia ekspertų iš įvairių medijų rinkos segmentų. Medijų, kultūros, būtent, ten jau tokio kaip ir soft powerio. Jo. Nes kiekvienoje programoje mes turime dabar 5 programas ir kiekviena programa turi po 5 ekspertus, išskyrus stipendijas, ten yra 3 ekspertai. Tai mums reikia, kad toje programoje būtų ir radio specialistas, ir televizijos laidų specialistas, ir spausdintinio žodžio specialistas, ir internetinių medijų specialistas, nes kiekvienoje programoje mesgi turime beveik po visas šitas šakas, kurios yra. Bet jūs sakot, reikia, kad būtų. O ar yra dabar? Ar dar vis dėlto neįmanoma taip vat suskaidyti? Dabar yra beveik. Beveik, tai nes turime tokią situaciją, kad taip, fondas kūrėsi gana tokiam sąlygom, kad reikėjo labai, gana greitai sukurti fondą, nes visos ten siūlės trukinėjo per visus galus ir reikėjo kuo greičiau kai kuriuos dalykus padaryti. Ir taip ir buvo konkursas ir aš manau, kad galėjo ir daugiau dalyvauti žmonių. Būtent konkurse būtų labai puiku, jeigu būtų dalyvavę daugiau žmonių. Bet aš manau, kad mūsų ekspertinis lygis yra labai labai aukštas ir būtent kitiems ekspertams dabar yra labai aukšta kartelė užkelta, kurią aš tikiuosi, kad mes dar ir pakelsime su nauju konkursu. Bet žiūrėkite, jūsų kaip fondo veikla irgi truputį palaipsniui kinta. Ar ne? Ir jinai nebėra vien tik tai, jo labgaid gyvenimas pats verčia, nebėra vien tik tai tiesmukai nutaikyta į žiniasklaidą per žurnalistiką. Atsiranda labai tokių tarpdisciplininių dalykų, kurie dengia kelias sritis. Ir čia aš suprantu, kad dar neturite tokių žmonių, kurie galėtų ir tokias teritorijas prižiūrėti. Šiaip tai taisyklės yra mus apribojusios iki to, kad dar tokių, pavyzdžiui, ten ar YouTube'inių kanalų, vien tik tai YouTube'iniai kanalai, kad būtų ar Facebook'iniai, ar socialiniai tinklai ir panašiai. Mes kaip ir tokių dar nedengiam, ar tai yra, kad nėra, kad 100% būtų akcentuota į juos. Jie yra kaip dalis programų, būtent kaip iš kriterijų dalis. Tai mes dar į tą nesam teritoriją pilnu žingsniu įžengę, bet žinoma mes kaip fondas, kadangi fondas keičiasi ir keičiasi medijų aplinka ir ekosistema, mes į tą pusę taip pat žengsime. Bet kol kas taisyklės nėra taip išsiplėtę į tas, vadinkime, netradicinės medijų šakas. Tos netradicinės jau yra geras 10 metis, kaip veikia, tai aš manau, kad čia tik palinkėkime būti jums žingsnių priekį, o ne 3 iš paskos. Deividai, kai mes kalbėjome iš principo apie ekspertus, bet dabar jau, jeigu žengtumėme prie medijų konkrečiai, aš pats neslėpsiu. Kartais nedrįstu nei pagalvoti apie tai, kad aš rašysiu kokią paraišką, nes netikiu. Netikiu, kad ekspertai įvertins, nežinau, nesakau apie jų kalibrą, bet tas kažkoks keistas užslėptas jausmelis, kad čia gal, yra grupelės, kurie tarp savų ir tas jausmas nepaleidžia. Vat jūs vis tiek daug metų esate ir tą teisinę bazę kedenate. Dabar keičiasi ir fonde, keisis dar. Kaip vis dėlto nusiųsti žinutę, kad čia ne regreso yra, o kaip tik progresas? Kaip įtikinti tos žmonės, kad jie sakytų, gerai dalyvauju ir suprantu, kad būsiu tiksliai įvertintas. Jeigu ne, tai ne, bent tada argumentuotai, o jeigu taip, tai... Jūs gerai pradėjot, Linai, nuo tikėjimo. Nuo tikėjimo. Tai aš manau, reikia patikėti, o žmogus toks yra, kad jisai, jeigu nemato, tai jisai nepatikė. Jam reikia pamatyti. Ką reiškia pamatyti šiuo atveju? Reiškia išbandyti, pateikti tą paraišką.
ir pamatyti, pajausti asmeniškai visą tai. Man atrodo, visos prielaidos yra, kad jeigu bus sąžiningai parašyta paraiška, jeigu jinai atspindės tuos tikslus programos, į kurią jinai rašoma, ne į kitos programos tikslus, Taip. ar dar kažkur kitur, tai tikrai yra daug šansų tokiai paraiškai gauti bent jau minimalų balą, tai reiškia ir galimybę būti finansuotam pačiam projektui. Todėl čia turbūt vienintelis yra padrasinimas kreiptis ir teikti tą paraišką. Bet aš sutinku su tuo, nes man atrodo, kad čia, kadangi pradėjau nuo savo tikėjimo, tai lygiai tas pats man irgi yra, kad aš suprantu, kad jeigu pateikinėjau paraišką, kuri yra taip greituoju būdu parašyta, vos ne išvakarėse, paskutinę dieną, tai ne visada pataikysi. Tai aš suprantu, kad jūsų žinutė yra vis dėlto žmonėm pradėti šitą kelią. Kalbant apie tą ekspertinį institutą medijų rėmimo fonde, tai yra tokia esminė ir pagrindinė sąlyga lemianti, matyt, tą pagarbų politikų ir valstybės iš tiesų atstumą nuo sprendimų priėmimo. Tai kalbant apie žiniasklaidos sektorių, tai nepaprastai svarbu ir matyt, nei vienas mūsų nenorėtumėm, kad politikai, kurie turi vienokius ar kitokius interesus, priimtų tuos sprendimus ir galbūt net ir turėtų negalimybę, bet regimybę įtakoti žiniasklaidos turinį. Tai suprantant šios dalykus, eksperto vaidmuo ir pačio ekspertinio vertinimo vaidmuo medijų rėmimo fonde turi tokį lemiamą svorį. O kaip įsitikinti, kad pats procesas iš tikrųjų vyksta objektyviai? Labai geras klausimas ir čia turbūt irgi negalim sakyti, kad viskas jau šiandien yra padaryta ir kad nebeliko ką padaryti. Aš manau, labai svarbi ta komunikacija su pareiškėjais. Taip. Iki pareiškimų komunikacija, tai yra fondo savo veiklos pristatymas, tam tikrų programų apžvalga ar aktualių atnaujinimų tose programuose apžvalga. Štai Ruslanas kalbėjo apie tą, vadinkime, platformiškumo aspektą ir ekspertavimą skirtingų platformų, bet juk yra dar ir turinio ekspertavimas, kas yra labai platus užmojais iš tikrųjų. Ir šitoje vietoje to ekspertiškumo juk irgi labai stipriai reikia. Tai aš manau, komunikacija su būsimaisiais pareiškėjais yra labai svarbi tiek prieš, tiek po. Kodėl sakau po? Todėl, kad galbūt ir nepavyko ta paraiška, arba jau jinai buvo pirmame lygmenyje atmesta, nes vėlgi mes turim suprasti, kad paraiška, kad parašyta ir pateikta, tai dar ne pabaiga. Nereiškia finansavimo. Nes jau įprasta ir nusistovėjusi praktika, kad yra administracinė patikra, vadinasi, sutikrinami kableliai, taškeliai, ar reikiamas eilutes parašyta, ar kažkas nepraleista, ar pasirašyta galiausiai paraiška. Toliau jau pereina tas ekspertinis vertinimas, kuris yra giluminis, aš sakyčiau, vertinimas. O galutinis vertinimas ir finansavimo suteikimas jau kas pridara jau čia sprendimus priimančiai medijų fondo tarybai, tai jau yra toksai holistinis visapimantis požiūris. O gal programoje liko daugiau pinigų, ar ne? O gal ne viskas išdalinta, o gal kaip tik labai trūksta ir reikalingas perskirstimas tarp programų. Tai todėl reikia irgi puikiai suprasti, kad yra 3 lygmenys, kad bet kuriam lygmenyje tu gali ir nepraeiti. Bet visas tas išaiškinimas ir veda prie pasitikėjimo, nes tikėjimas, nuo kurio mes pradėjome, vienas dalykas, pasitikėjimas yra kitas dalykas. Šalia viens kito. Labai šalia. Bet dar kas iš paties eksperto pozicijų žiūrint, kas didintų ir pasitikėjimą juo kaip ekspertu, ir pasitikėjimą juo kaip fondo ekspertu, ir galiausiai pasitikėjimą pačiu fondu, tai be abejonės tos klasikinės taisyklės ir principai, kurių dera laikytis. Skaidrumas, objektyvumas, nešališkumas, profesionalumas. Yra jų ir daugiau, bet manau, jeigu
jeigu išpildyti šituos 4, Taip. tai jau turėtų būti daug atsakymų Taip. Ir poveikis. atsakyti. Žinoma, mes visuomet diskutuojame, ar tie ekspertai turi būti vieši, kas tie žmonės turėtų būti, kurie gali ir turi ekspertuoti. Lygiai taip pat puikiai suprantame, kad ekspertinis vertinimas vis tiek dienos pabaigoje jis yra tam tikra prasme ne iki galo objektyvus, nes vertina žmogus pagal savo supratimą, pagal savo iš tiesų patirtis ir pagal savo supratimą. Tai koks ekspertinis vertinimas bebūtų, jisai turi tą žmogiškąją dedamąją, kuri iš principo nulemia vienokį ar kitokį sprendimą. Tai štai čia šitoj vietoje matyti yra itin svarbus 2 dalykai. Tai visų pirma atrinkti pačius profesionaliausius ir ne tik tai profesiškai žinomus, bet ir visuomenės pripažintus ir autoritetą visuomenėje turinčius žmonės, kad jų sprendimai kaip galima būtų mažiau kvestionuojami. Ir kita matyt kryptis, kuri tą objektyvumą ekspertinio vertinimo galėtų didinti, tai ekspertų skaičius. Pabandom tada paklausti ir Ruslano. Tai dabar kokia pas jūs egzistuoja komunikacinė praktika su pareiškėjais ir kokie etapai ten yra bendravimo? Nes aš esu susidūręs štai su kuo. Ne, šiuo atveju ne medijų, bet yra kitokių fondų, kur parašai ir nedrįsk prašyti ko nors, nes ten viską nuspręs ir tau atsiųs tik tai vieną žodį, taip arba ne. Aš manau, kad taip rinka nei tobulėja, nei gerėja. Ir kaip Deividas minėjo, kad ir tie tada paraiškų rašytojai, jie mano, kad viską gerai padarė, o jam, klanas susitaręs neduoda. Taigi, Ruslanai, kokia dabar yra ta komunikacija? Ir gal keliais žodžiais, kokia čia įmanoma, pavyzdžiui, ar transformacija, pagerinimas, o gal jau viskas yra instaliuota? Taip, tai mes apibrėžti taisyklėmis taip pat ir taisyklės byloja, kad po to, kai baigėsi paraiškų pateikimo procesas, kai yra tas deadline'as, galutinė data, 20 dienų administracija, kaip ir Deividas minėjo, tikrina paraiškas. Tai yra tas administracinė patikra. 20 dienų. 20 darbo dienų. Pirmam etapė turi turėti kantrybės 20 dienų. Tas, kas nori iš karto valgyti duoną, grūdą pasėjęs, tam nekas. Dar nekas. Čia kaip tam vilkui, ar ne? Taip, tai jau reikia planuoti, reikia žinoti, kad 20 darbo dienų yra administracinė patikra ir taip fondas, jeigu mato, kad yra problema, kad kažkas nesuveina, tada yra komunikuojama būtent su pareiškėju. Ir pareiškėjas per 3 darbo dienas gali reaguoti ir pašalinti kai kuriuos dalykus, bet tie trūkumai negali būti, tokie kritiniai. Taip. Tada, bet jeigu kritinis yra, tai jau jūs iš karto sakote, kad ne. Taip, mes tai jau iš karto. Ar argumentuojate po pirmo etapo, kad žmogus žinotų? Taip, parašom laišką, aš pasirašau ir pasirašom, sudedam, kodėl ta paraiška nebuvo priimta. Ir tada važiuojam toliau po 20 darbo dienų, kai baigėsi patikra, tada mes paraiškas jau pateikėm ekspertams. Ir jie turi 30 darbo dienų paraiškas patikrinti ir pateikti atitinkamus vertinimus. Grupėse ekspertai yra suskirstomi grupės ir pradžioje jie nežino, kad ekspertuoja vienoje grupėje, jie atskirai kiekvienas tikrina paraiškas. Ir kai jau būna paraiškos patikrintos, tada projektų vadovas gauna visus įvertinimus, juos apibendrina, paruošia ir tada visus ekspertus, tuos 5 ekspertus, suburia į darbo grupę, pirmą darbo grupę. Darbo grupėje ekspertai išsirenka savo lyderį, grupės vadovą, ir tada pirmą kartą susirinkę kartu, jie diskutuoja apie projektus,
kiek kas davė, nes ekspertai taip pat ir pasiūlo pinigus, kokia suma turėtų likti, turėtų būti skirta tam ar tam projektui. Ir tada jau taip yra, kad jeigu pagal ekspertinį vertinimą paraiška negauna 50 taškų, tai yra 49. Taip. Ir tada tuo atveju pagal ekspertinį vertimą jie ta paraiška iškrenta ir tada ekspertai turi parašyti motyvuotą atsakymą, tą apibendrintą atsakymą, kodėl ta paraiška nepraėjo. Ir jeigu paraiškos teikėjas, jeigu nori gauti tą atsakymą, jis tada mums parašo. Ir mes jiems atsiunčiam nuosmenintus būtent apibendrinimus. Taip. Kai kuriuose šalyse, ir ypač kalbant apie didelės ekspertinės grupės, yra stebimos ir tos vertinimo anomalijos. Tai kitaip sakant, jeigu vienas ekspertas parašė 10, o kitas 5, tai kažkas matyti irgi šitam vertinime ne iki galo matyti yra gerai. Ir jeigu vieno eksperto vertinimas iškrinta iš bendro ekspertų vertinimo konteksto labai smarkiai, turėtų tos anomalijos galėtų būti lyginamos. Bet po to antrojo etapo aš taip suprantu, kad jau jokių pasitaisimų ir pataisimų nebegali būti. Žodžiu, tik pirmam etape turi sureaguoti kas ir kaip. Taip. O antrojo etapo tie, sakykime, ekspertų atrinkimai, parinkimai, ar jie yra iš to viso sąrašo atsitiktiniai, ar vis dėlto, irgi stebite, kad būtų iš tam tikros srities? Taip, mes turime 50 ekspertų ir jie rotuojasi. Rotuojasi, kas kiekvieno konkurso rotuojasi. Tai pusė jų vieną konkursą nieko neveikia, kita pusė jau tada vertina jo. Tai taip, taryba prieš kiekvieną konkursą, žodžiu, pasiūlo būtent, surenka tas grupės, pasižiūri, aišku, iš kiekvieno žmogaus jie turi atsiųsti ir savo CV, žodžiu, turi užpildyti paraiškos formas, turi pasakyti, kas jie tokie, nors dauguma jau yra žinomų žmonių. Tai taip mes juos rotuojame ir taryba bando atrinkti juos kiek galima labiau artimesnius būtent tos grupės interesams ir kad būtų balansas. Matyt, kad tas paraiškas tiek stipendijų, tiek ir įvairių programų Medijų rėmimo fondo skirtingas dalis geriausiai gali įvertinti skirtingų profesijų žmonės, tos srities profesionalai. O jau Medijų rėmimo fondo tarybos matyti ir užduotis ir pareiga tą ekspertinį vertinimą kažkaip konsoliduotai dar kartelį pasižiūrėti ir priimti sprendimą. Paraiška yra nuasmeninta, kitaip tariant, ekspertas mato vardą, pavardę. Taip. Gal čia yra bėda truputėlį? Nes, pavyzdžiui, jeigu tarp ekspertų yra mano prietelių, ar ne, tai jiems nenori gali kilti ranka arba keršyti už ką nors, arba kaip tik kelti. Yra instrumentai, tada ekspertas turi nusišalinti. Jo, bet mes šito niekada nežinosime. Aš tik tai kalbu apie šitą antrojo etapo galimybę tapti irgi anonimišką. Nes, pavyzdžiui, mokslinių straipsnių vertinimas yra, kada redkolegija gauna arba ekspertai atrinkti be pavardės. Tik pavadinimas ir tekstas. Tada labai yra sunku kam nors parodyti malonybę. Bet supratau, dabar yra taip. Ar įmanomas, sakykime, tas variantas, kad vis dėlto kylant kokybei, kad ir ekspertai vertins ne pavardę, o tik tai patį turinį? Šiaip tai ir taip turėtų būti, bet aš gal tada netgi ir Davidui perduočiau mikrofoną, kodėl būtent buvo taip pasirinktas toks kelias, nuasmenintų, bet su... Aš irgi norėčiau kažkam perduoti mikrofoną. Linai, prašau. Nes čia nėra daugiau, dar yra operatoriai, bet jie iš karto pasakys, kaip reikia daryti. Jo, tai štai, turbūt yra, dabar aš irgi taip galvoje ieškau to atsakymo, matyt, pirmiausia, tai tokia jau
kažkiek ir susigulėjusi tradicija ir praktika. Matyt, tokio pasiūlymo ir nesvarstėm ir jie tokie reikalavimai, tokie formalūs procesai ir procedūros yra ir kitose panašiose institucijose, kurios atlieka tą finansavimo skirstimo funkciją. Turbūt vien vėlgi paraiškovo tapatybės uždengti nepavyktų, reikėtų ir daugiau kažko tai ten uždengti, nes galima būtų išskaityti. Jeigu žmogus yra ekspertas, jeigu jisai žino tą sritį, vadinasi, jis greičiausiai žinos, kas yra tos srities kūrėjas arba to projekto galbūt. Aš taip manau, kad taip gali nutikti. Kyla klausimas, ar ne per daug tada mes turėtume paslėpti dalykų paraiškoje. Ir ar bendras vaizdas vis dėl būtų toks pat, koks jis būtų žiūrint nenuasmenintą paraišką. Tai čia turbūt tokios esminės informacijos praradimo rizika. Kitas dalykas, mes tikimės to nusišalinimo instituto veikimo. Ir todėl jisai yra užtikrintas netgi 3 lygmenyse ekspertų įvertinant. Ruslanas minėjo, kad yra individualaus vertinimo etapas, kai ekspertas vienas su savimi kalbasi ir tą vertinimą teikia. Vėliau ekspertai susibūrė į ekspertų grupę. Toje ekspertų grupėje irgi vyksta diskusija, aš tikiu, ir matyt, ten apsikeičia ekspertai nuomonėmis. Gali būti ir priešingomis visai. Taip. Tik tai reikėtų pažymėti, kad savo vertinimą ekspertas jau pateikė pirmajam etape, kai jisai vertina individualiai. Ir jis keisti nebegali. Gali keisti, tik tai labai išimtiniais atvejais jie parašyti eksperto darbo reglamente po bendro darbo grupės posėdžio. Juk kaip žmogus gali klysti, taip ir ekspertas gali suklysti. Jis gali kažko nepamatyti, kažką praleisti. Tuo tarpu, jeigu kitas ekspertas pamato, automatiškai turbūt aš kaip ekspertas irgi susirūpinčiau savo ekspertiškumu, jeigu aš nepamačiau, o mano balas lieka pakankamai aukštas, jeigu kažkas pamatė rimtą trūkumą. Tai yra berods 3 atvejai, kai tas balas gali būti pakeičiamas. Vyko nemažai diskusija apie tai, ar tą leisti daryti ar neleisti. Ir konsultavomės, ir dabar tokia galimybė yra. Ir galiausiai, jeigu jis ekspertų darbo grupėje ekspertas sužino kažkokią aplinkybę, kurios nežinojo prieš tai, iš tos bendros ekspertinės diskusijos, jis tada turėtų nusišalinti. Antras etapas. Ir galiausiai, jeigu jau po posėdžio jam paaiškėja kažkokios naujos aplinkybės ir jis pamato intereso konfliktą, jis turi nusišalinti. Ir ne vien tik tai nuo tos paraiškos, nuo visų toje programoje jo vertintų paraiškų. Tai galbūt per daug kiaušinių sudėta į vieną pintinę, bet kol kas yra taip. Tikrai galima galvoti, ir jūsų pasiūlymas jį matyt reiktų gerai dar išdiskutuoti ir dekonstruoti. Mano argumentas labai paprastas yra, jeigu diskusija tęstusi, tai kadangi mes jau kalbėjome apie tai, jog pasitikėjimas ekspertais turi būti sukūriamas, jisai pats savaime neužauga. Tai aš, pavyzdžiui, dėl to ir man argumentą dedu ant stalo, kad tam tikram laikui, pavyzdžiui, padaryčiau tą maksimalų skaidrumą arba nusišalinimą, o ekspertiškumo kartelė ir tas, kaip sakant, išspaudimas gerybės iš jų, jis ir taip vyks. Ir iki to laiko, kol, aš manau, vis tiek fondas anksčiau ir vėliau turės prieiti prie panašių veiklų, kaip ir kiti Lietuvoje pinigus skirstantis subjektai, kad ir teminiai ekspertai, jų grupės yra aiškios ir viešos. Tai čia tik dėl to argumentas. Taip, kad, mikrofonas grįžta atgal ir Ruslanai, tai aš dabar neklausiu, ar tai bandysite daryti, ar bent jau gal padiskutuosite, bet reikalas čia yra tik tai antra stadija. Tai jeigu pereina jau abi, tai kas yra tada ta trečioji? Trečioji yra lemiamoji stadija. Lemiamoji. Bet būtent ta antroji stadija, aš manau, kad yra tas fundamentas, būtent nuo ko atsispiria tas ar kitas konkursas, tai yra ekspertai, jie sudėlioja, kaip sakant, viską į lentynėles ir pateikia
tarybos vertinimui. Kiek, kad priminkite, taryboje yra narių? Yra 10. 10. Yra 10 tarybos narių, tada grupės pirmininkas pristato jiems grupės išvadas ir tada taryba žvelgia į kiekvieną paraišką ir nutarė būtent jau tą galutinį rezultatą. Tik noriu gal pabrėžti, kad tik tai retais atvejais taryba keičia ekspertų vertinimą. Ir būtent todėl norėčiau akcentuoti, kad ekspertinis vertinimas yra be galo svarbus galutiniam rezultatui, pradiniam ir galutiniam rezultatui. Taip, taryba gali argumentuotai pakeisti ekspertų vertinimą. Bet jau, pavyzdžiui, jeigu ekspertai pateikia tarybai paraišką, kuri yra 49, tai reiškia, ta, kuri jau nebepraeina tos kartelės. Viskas, taryba net neturi teisės pradėti svarstyti tos paraiškos. O tai kam jie tada teikti? Nes jeigu jau 49, tai parašyti laišką. Taip, faktiškai tik tai supažindinama taryba, kad buvo tokia paraiška. Bet aš dabar galvoju, dar čia, kol neperėjome prie tos tarybos, dar vienas toks reikalas, nes tai turi būti įdomu mūsų klausantiem. Gerai, gavau aš KEM 9 ir laišką su paaiškinimu. Jeigu paaiškinimas yra etiškas ir visoks, kaip ten minėjote, iš 4 punktų, tai yra galimybė su ta pačia idėja kitais metais kreiptis vėl, ištaisius tas, ar jau ekspertai sakys, jūs jau teikėt šitą. Ir... Kitais metais bus jau kita ekspertų grupė. Turėtų būti rotacija. Supratau. Ir gal ten vienas ar kitas ekspertas bus dar iš buvusios grupės. Bet taip, yra galimybė, bet vėlgi yra rizikuojama. Rizikuojama ta, kad vėl bus paraiška atmesta, nes dažniausiai taip ir būna, nes vis tiek, kad ir pasikeitę ekspertai, jie vis tiek, pamato tos paraiškos, minusus, trūkumus. Ne, bet aš kalbu apie atvejį, kai žmogus, kuris teikia paraišką, irgi atkreipia dėmesius į laišką ir trūkumus. Taip. Tai žinoma. Nes aš pastebiu, kad kai kuriuose kitose mūsų institucijose, tai jeigu tu vienais metais pateiki, tai yra galimybė, kad, bet nesakau, kad visada, tiesiog girdžiu iš žmonių, ką kalba, kad tema arba turinys labai geras, bet kažko ten netitinka ir staiga pastebi, kad kitais metais panašių pavadinimų yra kitas paraiškos teikėjas. Tai, ką Deividas minėjo, matyt, čia yra ta pati komunikacija, to skaidrumo, užtikrintumo, kad žmogau, jeigu tu gauni bet kokioj stadijoje iš mūsų laišką, jis turi būti pakankamai kupinas argumentų, kad neliktų dviprasmybių. Bet papildomas klausimas, Ruslanai, ar yra man šansas, pavyzdžiui, atkrentu po antro turo, ar aš galiu diskutuoti su jūsų, kad ir ekspertų grupe, ne asmeniškai su kuriuo nors, bet norėdamas išmokti kažko, nes šiaipgi, nėra tokių mokymų, ar ne? Gyvenimas, kaip minėjome, tu tiesiog rašyk, teik ir pats mokykis. Ar jūsų laike, ir ekspertų, ir tarybos netgi, yra tokia opcija, kad su žmogum bendrauti? Ekspertų darbas su paraiškų vertinimais ir grupės susitikimu yra baigtas. Diskusijų su ekspertais nėra. Nes tada, vėlgi, žinot, čia tada atveri kitus vartelius ir tada mes čia galim diskutuoti iki kito konkurso, iki sekančio ir ekspertai, kaip ir Deividas minėjo, jie, yra darbo reglamentas būtent mūsų ekspertų vertinimo ir būtent darbas baigėsi su paraiškų vertinimu. Taip. Supratau. Mes tada, kažkiek tai aišku atsakom, kaip administracija, būtent diskutuojam, kiek yra įmanoma,
bet mes pakeisti nieko negalime. Aš čia gal, aš suprantu visiškai, kad keitimas jau būtų, griūtų visas tada paraiškų procesas. Bet aš čia kalbu labiau apie tai, kad, gavo žmogus, suprato, bet liko dalykų, kuriuos būtina paklausti. Tai tada po antro etapo jis jau neberašo ekspertam, bet rašo tarybai. Tai jis nerašo ekspertams, bet kuriuo atveju jis komunikuoja su administracija. Taip. Ir gerai, dabar tas, kaip sakant, mistinis dalykas taryba. Tai jų galios yra žvėriškos, ar ne? Tai gali... Tai, žinot, yra, su kuo lyginsi, nes taip, iš dalies yra labai, tai yra labai, labai stiprus mūsų valdymo organas, bet vėlgi, turint galvoje, kad ekspertų vertinimas yra tas pradinis, kuris tą toną, kaip sakant, tonosą nusako ir padeda, tai aš manau, kad būtent ir noriu pabrėžti, kad ekspertinis vertinimas ir ekspertų darbas yra žvėriškai svarbus. Taryba jie nutarė galutinai, pasitikėdama ekspertais taip pat, bet jeigu mato, kad, kaip ir Deividas pasakė, kad gali būti klaidų, kad kažkas netaip suvaikščioja, suvažinėja ir panašiai, Taip. Tai žinoma, taryba gali pakeisti nuomonę, gali netgi ir pakeisti ir pinigų, pavyzdžiui, jeigu ekspertai davė ten tiek, jie gali pakelti, bet gali taip pat ir nuleisti pinigų sumą taip pat. Bet vieno dalyko negali padaryti, tai iš 49 padaryti 50, to tikrai negali padaryti. O sakykite, ar esate skaičiavę, kiek, sakykime, kiek paraiškų, kurios praeina pirmus 2 etapus ir patenka į trečiąjį, tai procentiškai kiek iš jų gauna paramą, o kiek jau po trečio etapo atkrenta? Žinokit, yra ten vienetai keli, tikrai, nes tai turi būti, tai gali būti tik tai išskirtiniais atvejais. Kitaip tariant, ekspertų praėjęs filtrą jau gali drąsiai kviesti į balių artimus. Jeigu tu užsiprašai ten 100 000 ir gauni 15 000, tai tas balis bus jau truputėlį kuklesnis. Tai ir yra tas noras, kad tie, kurie pildo paraiškas, žodžiu, vertintų savo išlaidas realiai, nes ekspertų tarpe yra labai daug žmonių, kurie susiduria su tais, su verslo reikalais medijose. Ir pamatė, kad yra sąmatos neadekvačios, žmogiškai labai užpyksta ant tokių pareiškėjų ir gali, kartais ir sužaidžia tas žmogiškas faktorius. Tai geriau, kad būtų tas sąžiningas, adekvatus savo išlaidų vertinimas, taip pat sąmatos. Medijų rėmimo fondas tiek turės ateities, kiek medijų sritis gebės surasti kompromisą ir žiūrėti platesnį valstybės interesą, o ne tik tai matyti kažkokie tai save fonde ar save finansavime. Deividai, kreipiuosi į jūs, nes Ruslanas kaip ir suinteresuotas šiek tiek, bet kaip jūs manote, o pačių ekspertų ekspertavimas, kaip šitą padaryti? Koks čia galėtų būti tas tinklelis, per kurį mes vis dėlto atsirinktumėme jau nebe buožgalvius, o jau paaugusius šiek tiek? Čia yra geras klausimas ir tam tikri niuansai yra įdiegti ir fondo dokumentuose. Konkrečiai galvoje turiu ekspertų darbo reglamentą, kurį tvirtina dalininkai ir tame reglamente parašyta tokia mintis yra, kad fondo administracija arba priskirti ekspertų grupės koordinuojantis fondo darbuotojai, jie turi vykdyti tam tikrą stebėseną, kaip ekspertai elgiasi, kaip jie duoda balsus, jų tendencingumą. Ir yra netgi pakankamai griežtos priemonės tą pastebėjus ir įvardinus, patikrinus. Kas tą gali pastebėti? Tai pirma, ekspertų veiklą koordinuojantis fondo administracijos darbuotojas. Nes
jis kiekvienai ekspertų Supratau. darbo grupiai yra priskirtas tos programos koordinatorius ir jisai turi betarpišką Supratau. visuomet tą... Jisai surenka paraiškas, jisai žiūri, Taip. ar paraiškos užpildytos teisingai iš ekspertų pusės, vėlgi, ar ekspertai viską užpildė paraiškų sistemoje. Ir jeigu jisai pastebi panašius dalykus, jisai gali pranešti direktoriui, direktorius gali imtis jau tokių kardomųjų priemonių, ekspertą net ir iš sąrašo išbraukti. Taip. Ir nebesuteikti jam galimybės būti ekspertu. Tai toks damoklo kardas egzistuoja. Nežinau, man atrodo, kad tokių atvejų dar nebuvo. Na, yra ir visos kitos išorinės institucijos, kaip antai specialiųjų tyrimų tarnyba, kurios irgi vertina šitos procesus, Taip. stebi šitos Nes čia procesus, teikia susi- antikorupcinio vertinimo išvadas ir teikia savo pastabas, į ką turėtų būti atkreiptas dėmesys, kur jie mato tas pasireiškinčias rizikas. Tai visa tai ir sudaro tokį instrumentų visumą, kaip tai gali veikti. Žinoma, čia galima matyti galvoti ir visokių daugiau kažkokių tai patikrinimo būdų. Taip. Bet net ir jeigu šiek tiek atsitolinant nuo medijų rėmimo fondo, tai labai panašus irgi stebėjimo arba tendencingumo, tik dar labiau išplėtoti procesai yra Lietuvos kultūros taryboje. Taip. Tai, Čia kaip pavyzdys. taip, tai tos institucijos iš tikrųjų jos nuolat ieško to balanso, kaip ir ekspertui suteikti tą jo ekspertinę laisvę, bet tuo pačiu priminti jo labai didelę atsakomybę. Taip. Ateityje aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų turėti tuos saugiklius, kurie galėtų vienaip ar kitaip vertinti ne tik tai turinį paraiškoj, bet ir pačio ekspertinio vertinimo kokybę. Iš tikrųjų geras atsakymas, nes teikia vilties, bet žiūrėkime tada vis tiek finalinis gal klausimas Ruslanai būtų, artėja vėl ekspertų atranka. Tai gal galite pasakyti, kada vyks, kaip vyks ir kokį galite duoti ženklą, kad drąsiau žmonės siūlytų arba kažką iš savo tarpo, arba patys save. Tai labai ačiū už klausimą, nes balandžio 9 dieną baigėsi 2 metų kadencija ir jau prieš tai turėsime turėti konkursą. Tai aš manau, kad mes vasario mėnesį jau skelbsime konkursą atrankai, vasario turbūt pradžioje, nes yra be galo svarbus institutas, kuris tikrai lemia fondo finansavimo ypatumus ir finansavimo veiklą pačią. Ir kokybė, aš taip ir kokybė, suprantu, čia yra be galo svarbus institutas, kadangi jis tikrai lemia būtent mūsų žiniasklaidos kokybę ir prisideda prie mūsų žiniasklaidos ateities. Tai toksai netgi yra dalykas svarbus, kad tie, kas nori ateiti su misija taip pat. Su misija tarnauti Lietuvos demokratijai, stebint ir būtent, duodant tuos savo vertinimus tom programom, kurios tikrai to vertos. Nes, kaip ir minėjau, ekspertai turi be galo daug reikšmės fondo veiklai. Bus ekspertų balandė atrenkama? 50. 50. Tai norėčiau pakviesti visus, kas gali, kas nori, kas žino, kas gali ekspertuoti. Kur bus informacija Taip, skelbiama? tai mes svetainėje savo skelbsime, mediufondas.lt, skelbsime per savo socialinius tinklus, taip pat bendrausime per įvairias medijas, kad galėtume tą žinią paskleisti kuo labiau. Ar yra paslaptis, kiek tas ekspertas ar ekspertė, kuri paraišką teiks, kiek uždirbti gali
to ekspertavimo laikotarpiu? Ar tai yra slapta informacija? Ne, mes labai džiaugiamės ir tuo didžiuojamės, kad mūsų eksperto išdirba vieną iš didžiausių atlyginimų, tai yra 0,6 BSI. Kas tai BSI? Bazinis socialinės išmokos dydis. Dydis ir Nu, gerai, o be burtažodžių, o Kuris dabar 42 eurai už vieną paraiškos vertinimą. Tai yra, ten yra 15% reikia susimokėti savo mokestį, žodžiu, valstybei, bet tai yra 42 eurai ir tai yra visai gera suma. nu, žiūrėkit, baigti laidą skaičiais yra visada gerai. Ačiū labai Ruslanui, kuris yra medijų rėmimo fondo vadovas, ir Davidui, kuris iš kultūros ministerijos stebi procesus, kad padiskutavome ir linkiu daugiau diskusijų. Nes faktas, kad čia yra ką dar apkalbėti ir nutarti. Taigi, sėkmės jums ir iki kitų kartų. Ačiū labai. Ačiū.